taro kortų žinutė tau, užklausėm taro kortų, va, iš karto jautiesi nemylima, tau atrodo, kad ta laimė ir džiaugsmas, kuris buvo, tu praradai jį. Tu galvoji, kad tu visus įrankius turi šioje istorijoje, bet gavosi visai atvirkščiai, tu nukentėjai per kažkokią kompaniją. Per kompaniją, per žmogų, galbūt netgi žmogus toks buvo, žiūrėkit, yra žmogus, yra vyresnis žmogus ir yra žmogus iš praeities, tai vat, kuriuom prasižaidžia šitą istoriją. Žiūrėkit, tai yra moteris labai įtakinga, yra vyresnis žmogus toks išmintingas ir yra jaunesnis žmogus iš praeities, kurie dabar įtakoja tavo gyvenimą. Su kieno istorija galbūt prasižaidžia jau šitą dėlionę, visada galite rašyti man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, kaip jums geriausia pasielgti ir ko tikėtis, kad jums vat, išlikti ant tokios bangos. Šiaip kortas sako jums, laikykitės iš paskutinių, kiek galit, laikykitės, nepasiduokit, nes yra šansas. Kaip tą padaryti? Rašykite man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų. Spauskit follow.